Taip, mano tema našus darbas SQL Server Management Studio aplinkoje. Šiek tiek apie mane. Esu Giedrius Kaleckas, vyresnysis duomenų bazių programuotojas. IT pasaulyje jau esu 25 metus. Praeitam amžiui baigiau KTU, GIS srityje, tačiau su GISais nesusidraugavau, bet susidraugau su duomenų bazėmis. Ir su jomis draugavo jau daugiau kaip 20 metų. Šita draugystė prasidėjo nuo tokio dalyko kaip Foxpro. Pakelkite rankas, kas žino, kas tai yra. Šaunuoliai. Kam teko dirbti toje aplinkoje? Gerai. Kas prisipažins, kas iki šiol dirba? Šaunuoliai. Tęsiasi mūsų draugystė iki tol, kol Microsoftas nutarė tą aplinką išjungti. Ir tada perėjau ant kito Microsoft produkto, tai yra SQL Server. Ši draugystė su SQL Serveriu tęsiasi iki šiol. Kas iš jūsų draugauja su Microsoft SQL? Prezentacija bus grina demonstracija, tačiau prieš tai šiek tiek, kad nebūtų nuobodu, šiek tiek įžangėlio, šiek tiek filosofijos. Ir pabandykime dabar nusikelti šiek tiek į praeitį, kai nebuvo kompiuterių. O konkrečiai tą momentą, kai beždžionė pradėjo nelengvą vystymosi į žmogų etapą pagal darbą. Tai vat, kaip manote, kas privertė beždžionę paimti pagalį ir mesti į bananų medį, kad nusimušti vaisių, vietoj to, kad įlipti į medį ir nusiskinti? Teisingai. Tinginystė. Tinginystė buvo viena iš pagrindinių varomųjų progreso dalių. Ir štai dėl to mes turime tokį technologinį progresą. Mūsų kaip programuotojų darbas susideda iš to, kad mes labai daug laiko rašome kodą. Ir tai nėra svarbu, ar tai yra web developeris, ar duomenų bazių programuotojas, ar servisus rašo. Visą laiką mes rašom kodą arba baksnuojam klaviatūrą. Čia turbūt puslapį kūrė. Jobs dar. Tai va, ir kadangi mes esame taip pat žmonės, kurie išsivystė iš beždžionių, mes irgi tingės. Tai kasgi mums trukdo tingėti? Arba kitaip perfrazavus, kas trukdo našiai dirbti su kompiuteriu? Aš manau, kad yra dvi pagrindinės priežastys. Pirma yra tai, kad mes neišnaudojame funkcionalumo, kuris yra įrankiuose. Antras, kad pačios programos vis dėlto, nežiūrint to, kad tiek daug yra prikišta, jos visien yra netobulos. Programos, apžvelgiant pirmą priežastį, programos yra netobulas ir mes ne tik, kad netobulas, bet mes jų net nesugebam išnaudoti. Ir gal kas pamena, kaip atrodė Office 2003. O, tie turbūt tie patys, kurie su Foxpro programas. Tai iš idėjos Microsoft Office vartotojų apklausos parodė, kad vartotojai pastoviai prašo tokių dalykų, kurie jau yra įdiegti į sistemas. Ir Microsoftas ilgai laužė, kaip padaryti tos funkcionalumus prieinamus vartotojams. Todėl pradžioje atsirado toks dalykas kaip sąvaržėlė su šuniuku, kačiuku ir kažkokios burtininku. O po to atsirado mums žinomas
ribonas. Tie, kurie žino 2003 ofisą, turbūt sunkiai priprato prie naujo ribono arba meniu. Viena tarp ir aš labai sunkiai. Aš netgi naudojau Open Office, kad nenaudojau naujo Office. Tai va, dabar mažiau kalbų, daugiau demonstracijų. Tikiuosi, nebus taip kaip čia. Tai va, pasileidžiam mes Management Studio. Ar visi matot? Pertraukėlė. Taip, kadangi dažnai tingime rašyti visų stulpelių pavadinimus, dažnai mums pakanka parašyti select žvaigždutę ir galbūt kas nors nežinos tokio dalyko, kaip kad lenteles galima draginti. Mes labai mėgstam draginti. Ir Dainiau jau čia nebeinom, dalyčiau. Ir pavyzdžiui, nudraginam customers ir dalykas yra tas, kad mes galime paimti stulpelius ir juos irgi nudraginti. Ir visi stulpeliai atsirado čia. Ir mes turim veikiantį, Taip ir galvoju. Atsiprašom, techniniai nesklandumai. Būna, reikėjo rašyti. Taip, suveikia. Šitas dalykas, jeigu su SQL dirbat, matot, kad Microsoftas neapskliaudžia stulpelių į laužtinius klaustus, ko pasiekoje gali būti problemos. Jeigu, pavyzdžiui, yra lentelė, kurioje yra tam tikri sisteminiai pavadinimai, tai pabandome ją atsipysti. Štai matot, kad jisai pažymė ir sako, neveiks. Čia tikrai turėtų veikti. Vėliau pamatysime, kaip galime stulpelių vardus gauti šiek tiek kitaip ir be problemų. Sekantis dalykas, kurį norėčiau jums parodyti, tai yra šis pasakyti tai, kad vienas iš produktyvaus darbo aspektų yra shortcutų naudojimas. Nežinau, kaip lietuviškai tas verčiasi, bet manau, kaip? Trumpinių? Nu, ne trumpiniai. Shortcutai yra, greitos komandos. Aš neplanuoju apžvelgti, kokie yra standartiniai shortcutai, tačiau galbūt ne visi žino, kad Management Studio leidžia susikurti savo shortcutus. Ir tai galima padaryti įėjus į Tools, Options, Keyboard ir Query Shortcuts. Galbūt jūs kai kurie naudojat Alt F1, kuris pasirodo yra custom shortcutas, tačiau jisai jau būna įdiegtas į patį Management Studio. Ir štai čia aš susikūriau papildomą shortcutą, kuris man leis pamatyti, greitai pamatyti lentelės turinį. Pavyzdžiui, jeigu mes norime analizuoti procedūrą kažkokią, ar ne? Ir kodo analizės metu mes norim sužinoti, pavyzdžiui, kaip atrodo šitą lentelę. Aš paspaudžiu Ctrl+3 ir aš matau lentelės turinį, man nereikia atsidarinėti naujo lango, rašyti select žvaigždutė form, lentelės pavadinimas.
nes galų gale aš labai tingiu tą daryti. Kitas dalykas, kuris yra ganėtinai užmirštas, tai yra, gal kas žino, kas yra programavimas Excelio pagalba. Tai nėra VBA, o tai yra, kai pasiemate Excelį, susirašote celės ir formulių pagalba susitvarkote SQL kodą, kurį po to perkeliat. Tai nebūtinai yra SQL, galbūt kitur, kur reikia pavyzdžiui, labai didelę lentelę. Tai vietoj to yra toksai stulpelių režimas, call mode, kurio pagalba mes galime atlikti labai gražius dalykus. Tai pabandysiu tai jums parodyti. Skaitykit, aš jau turiu čia pasirašęs kodą ir man reikia atnaujinti, padaryti update iš vienos lentelės į kitą. Ir aš turiu nemažai stulpelių, kuriuos aš noriu juos updateinti. Ir aš juos nukopijuoju. Ir dabar call modas galimas pasiekti dviejais būdais. Vienas būdas yra laikant Alt mygtuką ir stulpelę tįsiant. Matot, pažymėję stulpelį. Ir galima pažymėti tuščiai. Stulpelį nelabai matosi, bet pamatysit, kai aš pradėsiu rašyti. Va, man nereikia kiekvienam stulpelį, kiekvienam eilutį rašyti, už mane paspaudęs 4 simbolius aš parašiau kelios eilutės. Kas labai gražu yra, kad kitas būdas su klaviatūra yra Shift, Alt ir radiklika žemyn. Ir kas dar malonu, kad jisai gali kopijuoti visą bloką. Pavyzdžiui, mes pažymim šitą gabalą, jį nusikopijuojam ir štai turim kodą. Man šitas padeda labai ir dar vienas, kad įrodyti, kaip jis veikia, pažiūrim, ar jisai puikiai suveikia. Dar norėjau pasakyti, kad šitas call modas veikia ne tik Management Studio, bet Visual Studio, Notepad++. Outlook'e ir Word'e irgi veikia, tik tais negalima taip gražiai rašyti, bet galima paprasčiausiai iškirpti ir įkopijuoti. Tik tais įdomus dalykas yra tas, kad čia mes dirbam su monospaciniais šriftais, o ten yra kintamų ilgio ir ten ganėtinai keistai atrodo. Taigi grįžom, tai taip ir buvo. Kitas dalykas, kita priežastis, kodėl mes negalime tingėti arba produktyviai dirbti su įrankiais, yra ta, kad patys įrankiai nėra tobuli, kad ir kiek kūrėjas norėtų, to visiems išeina taip, kad kažkas atsiranda, kas sugalvoja, kad bus geriau. Tai vat, Microsoft Studio turi keletą priedų. Kas naudoja SMS add-onsus arba priedus? Šiandien pristatysiu vieną iš jų, kurį pats naudoju. Tai yra SSMS Boost. Gal kas naudoja šitą priedą? Galbūt ir nebus kas įdomus, bet šiaip man šitas priedas yra vienas iš pagrindinių priedų, kuriuos aš iškart instaliuoju, jeigu tenka dirbti su kompiuteriu. Tai va, šitas priedas yra Vokietijoje esančių programuotojų darbas. Jisai turi community versiją, kuri šiaip realiai beveik nieko nesiskiria nuo standartinės, ir ten kol kas su licenzijavimu nelabai susigaudo. Jie palaiko visas, pabandysiu dar,
palaiko visas SQL versijas nuo 8 iki 16 ir dabar parodysiu jums demo, tikiuosi nebus tokia pat kaip šita. Taip, šuniukas jau nukrito. Taip, SMS būstas, įsidėgus SMS būstą, jį galime susiųsti iš puslapio, rasit. Susidėgi, atsiranda pilna visur drop-down meniu ir meniu, pagrindinio meniu. Ką aš šiandien norėjau jums papasakoti apie... Taip, vienas pagrindinio SMS būsto funkcionalumo, be kurio aš niekaip negalėčiau gyventi, yra autocompletas arba snippetai arba auto-replacement, kaip jie patys vadina. Tai reiškia, kad mes parašom mažą kodo gabaliuką ir paspaudę Enter arba kitokį klavišą, kurį galime nusistatyti, mes gauname kodo gabalą vietoj to, kad mes rašytume visą šitą. Tai yra čia tinginių rojus. Aišku, galite argumentuoti, kad Management Studio ir be būsto turi snippetus, tačiau mano nuomonė, jie ganėtinai nėra tokie malonus tinginiai kaip man, ne kaip SSMS būstas. Taipogi, kaip matot, jisai iš karto atšoko į tam tikrą vietą, galima nusistatyti, kokioje vietoje rašyti kodą, kaip po snippet aktyvavimo. Dabar jums bandysiu parodyti, jeigu pavyks, repetavau tikrai, kaip kodas liejasi laisvai. Tai pirmą reikia nusikopijuoti raštelį. Dar kol kas nepradėjau liestis. Gerai. Kodo prasmės neieškokit, bet aš noriu parodyti, kaip jisai gražiai įliejas. Kaip matot, veikia. Man užteko rašyti, pasirinkti šiaip realiai beveik iš IntelliSense tik tai laukų pavadinimus, įvesti vieną reikšmę ir dvi reikšmės. Ir kodas išsiliejo kaip reikalas. Gerai. Beje, dar vienas gražus niuansas yra tame, kad galima naudoti clipboardą. Pavyzdžiui, jeigu mes norime sukurti laikiną lentelę, mes patalpinam šitą pavadinimą į clipboardą. Pirmą kartą įvykdžius, pirmą kartą įvykdžius viskas gerai. Sekantį kartą įvykdžius sako, kad tokia lentelė yra. Parašau OBT, jisai man patikrina, ar lentelė egzistuoja ir ją nudropia. Paprastas. Kaip rasti snippetus? Snippetai yra SMS būsto settinguose. Ir kaip manote, čia visi funkcionalumai, kurie įmanomi, kodėm prikišo. Ir snippetai yra auto-replacements. Šiaip tai realiai jų yra gal standartiškai yra keletą, bet jeigu norėsit, galite atsiųsti paklausimą, jie yra labai lengvai išeksportuojami, čia XML-iniai filiukai tam pradėti.
Taip, matau, kad spaudžia laikas, todėl pabandysiu šiek tiek pagreitinti demo. Dar vienas dalykas, kuris man labai patinka, yra galimybė greitai surasti kodą, objekto kodą. Pavyzdžiui, mes nagrinėjom tokią procedūrą, paspaudėm F2 arba išsirinkę create, mes iš karto gaunam suskriptintą kodą su tabo pavadinimu, kuris toks pat kaip ir objekto pavadinimas. Kas dirba su Management Studio, žino, kai turi 100 tabų ir reikia surasti kokį nors vieną. Čia jie pavadinimą sukuria. Ir va, turim iškart galim analizuoti. Žinom, atradom storį procedūrą, kuri mums įdomi, spaudžiam F2. Vėl jie. Tai taip greičiau. Kaip standartinėme Management Studio būtų galima tai padaryti? Būtų reikėję ieškoti tarp Object Explorer. Jeigu būtų, čia nedaug tų storį procedūrų, tai yra gerai. Bet jeigu 100 procedūrų reikia ieškoti, tai vienintelis būdas tai yra filtravimas. Bet filtravimas kiekvienu metu turi filtruoti, nuims filtrą, vėl uždėti. Šitas navigavimas labai lengvas. Tai dabar bandom atsisakyti kažkokių tai gražių dalykų. Locate in Object Explorer. Pavyzdžiui, man reikia lentelės, susirasti lentelę Object Exploreryje, paspaudžiu Locate Object Explorer ir jisai man parodo lentelę, galiu vėl dragint kolapsus, jeigu noriu, arba pasižiūrėti, kokia yra kita informacija. Pamenate, kai su Management Studio buvo galima draginti tos kolapsus? Ir yra galimybė su būstu pasižymėti norimus stulpelius ir pasižymėjus select headers, juos paprasčiausiai pasninti ir nebereikia kopijuoti. Jeigu būtų koks nors raktinis žodis arba su tarpais, jisai automatiškai dėtų į lakštinius kliautus. Taipogi galima padaryti paiešką duomenyse, nebūtina kelt jų į galima ieškoti kaip lyg tai būtų, kaip mes darom. Pasikopijuojam Excel ir darom search. Šičiais automatiškai atras mums visus reikšmes. Gražu. Taipogi galima ieškoti stulpelių, jeigu turim labai didelę lentelę, plačią, daug stulpelių, mes galime padaryti search columns ir paieškoti labiausiai čia. Pavyzdžiui, adresą. Ir paspaudyti. Ir jisai turėjo nušokti. Taip, skubam. Paskutinis demo. Kaip paversti šitos duomenys kažkuo kitų, ne vien duomenimis, galime juos išskriptinti. Taip, mes galime juos išskriptinti į bagas.
Pavyzdžiui, mums reikia HTML teiginio. Štai gavom duomenys su HTML labai lengvai gauti. Ir dar vienas dalykas, kuris labai palengvina gyvenimą, tai yra istorija. Tikiuosi, aš čia rasiu istoriją. Kas yra praradę skriptą, kuris buvo parašytas, bet mes jo neužsiėmėm ir palikom uždarę. Ir po to reikėjo labai ilgai iš naujo perrašinėti. Tai history. Rodo visas užklausas, kurios buvo atidarytos, vykdytos ir dar netgi tam tikrų laikų timeris yra suveikęs, kur galim pasižiūrėti, ką mes šiek darėm, pasikopinti ir turėti tą skriptą. Uždarėm. Nu ir gerai. Nėra labai paprasta va taip vadinti. Pabandytume. Gerai. SSMS būsto greitos. Predefined connections galima susikurti sąrašą ryšių su duomenų bazėmis ir pakeisti aktyvų prisijungimą vien pasirinkus tik tais reikšmę iš drop-down listo. Fatal Action Guard, kas susidūrė su tokia nelaimė kaip update'as ar delete'as be jokio filtravimo. Tai šitas gardas, jisai analizuoja paleidžiamą skriptą ir gali nusistatyti ar uždrausti, ar pranešti su continue mygtuku. Autoformatė yra aišku, pats formatuoja kodą, gali rašyti belekai, svarbiausia, kad teisingai jis po to formatuoja. Regionai, turint labai didelį skriptą, labai sudėtinga jame naviguoti. Regionai leidžia apibrėžti tam tikrą skriptą ir jį suskleisti. Query Post Execution Handlers, čia atsirado naujoje versijoje, kai tenka dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir rašant didelės ilgai analizuojant kažkokios duomenys, paleidžiam kažkokią užklausą, jinai sukasi 50 minučių, mes labai tingim laukti, einam dirbti Delfyje arba 15 minučių, arba persijungiam kažkur tai. Šitas handleriai, jie praneša tau, kada tavo query's pasibaigia. Jeigu tu dirbi Management Studio, tai viršuj pasišoka, jeigu Delfyje, tai tokio pačio. Smart Copy to Excel, jis šiek tiek gudresnis kopijavimas į Excelį negu su paprastu. Pavyzdžiui, DateTime laukai atvaizduojami normaliau, ne 0,0,0. Bit reikšmės atvaizduojamas true false, o ne 0,1. Ir dar pilną funkcionalumą prašom nusidownloadinti norimą versiją ir naudoti. Taip, jeigu kas nors žino, ką nors, kas padėtų man daugiau tingėti, prašom sakyti, rašyti laiškus, ar kitaip sukontaktuoti. Ir tikiuosi, kad buvo įdomu. Gal kas turi klausimą? Būkite aktyvus, padovanosime maikutę. Taip? Padovanosime maikutę. Labai daug maikučių turim. Pažadėjo pasidalinti kodinės kažkur šoną. Jo, aš galiu snipetus tos, jeigu naudoja, kad šiaip realiai aš jos nukopijau nuo prieš tai buvusio addonso, kuris pasidarė mokamas. Kadangi jau buvau pripratęs, aš su tos snipetais aš nes SMS būstą susipažinau, aš dar prieš tai ankstesniam susipažinau ir atėjau, kad gerai persikėtėjau. It's working.
Kokį gudrą klausimą. Aš turiu gudrą. Nu, gerai. Kam reikia kopijuoti į Excelį? Kad išsiųsta. Kopijuoti į Excelį reikia tam, kad uždėti gražią lentelę, tada nukopijuoti į Outlook. Ir tada išsiųsti. Dažnai tai daro. Ok, atsakymą turim. Gal dar kokį gudrą klausimą? Galia ten mačiau protingų daug. Sakykit, nebijoti klausimą. Ne? Ne. O, yra. Yra? Nebūna, kad sutrūdotės nieko, tai rašo kiekvienos komandai. Būna. Būna, pavyzdžiui, dažniausiai būna, kai rašai lentelės aliasą, kuris sutampa su snippet. Atgal. Nu, bet tada, žinai, kad reikia tarpą padėti, tada enter. Tada viskas vos. Gyveni ir mokys. Na ką, dar kartą paplokime, padėkokime mūsų